Sveiki, šiandieną vėl kalbam apie šiuolaikinės filosofijos sąvokas. Šiandien susipažinsim su nauja sąvoka – antikoreliacionizmas. Antikoreliacionizmas teigia, kad konkrečios realybės momente labai sunku nustatyti tikslias vieno ar kito įvykio priežastis. Kodėl? Todėl, kad labai dažnai tai yra daugiafakterinė situacija. Daug įvairių priežasčių įtakoja vieną arba kitą konkretų įvykį. Pavyzdžiui, karas Ukrainoje, karas Izraelyje. Ar viena priežastis įtakoja? Aš manau, kad daugybė. Toliau, antras teiginys yra priežastis ne visada vienodai įtakoja tą patį objektą. Priklausomai nuo situacijos, ne? Pavyzdžiui, kada lyja ir, pavyzdžiui, tuo metu yra greitai atšąla, tai įsivaizduokim kažkokį objektą, tas šaltis ir vanduo įtakos vienaip, negu ten, pavyzdžiui, lietus ir plus 45. Reiškia, irgi nėra aišku iki galo, kaip tai yra įtakojama. Ir neužmirškit, dar atsiranda papildomos kažkokios priežastys. Toliau, priežasties įtaka objektui priklauso nuo aplinkybių. Nu, kaip ir minėjau, ne? Pliusinė temperatūra ar staigiai atsiranda minusas. Toliau, viena priežastis gali sukelti kelias vieną kitai prieštaraujančias papildomas pasekmes. Pavyzdžiui, viena priežastis vieniems žmonėms sukelia, nežinau, džiaugsmą, o kitiem pralaimėjimo momentą. Nu, įsivaizduokim, jau kare viena armija laimi, tai vieniems džiaugsmas, kitiem kažkoks, nusivylimas, liūdesys, dar kažkokie gali atsirasti negatyvūs jausmai. Toliau, sekantis 5 punktas. Pasekmės tam tikrų priežasčių išryškimas ne visada yra pilnos realios situacijos atspindys. Kitaip sakant, mes nežinom visų priežasčių, kad viena arba kita pasekmė atsirado. Jų yra daug. Dabartis gali įtakoti praeitį per netikslius prisiminimus. Mes kiekvieną kartą modifikuojam savo praeitį, perkuriame savo prisiminimus ir taip iškraipime ir taip netikslius praeities prisiminimus. Žinot, labai dažnai būna, kad praeitį mes idealizuojam, prisimenam tik tai gerus dalykus, blogus užmirštam, arba atvirkščiai, kiti žmonės, kurie turi mąstymo sutrikimą, prisimena tik tai blogus dalykus, o gerų tik tai ir neprisimena, nors realiai visi tai buvo. 7 punktas. Netikslūs praeities prisiminimai įtakoja mūsų ateitį ir dabartį. Laikas gali judėti ir pirmyn ar atgal ir įtakoti tai, kas vyksta tiek praeityje, tiek ateityje. Kodėl taip yra? Todėl, kad netikslūs prisiminimai pakeičia mūsų ateities ir dabarties sprendimus. Ir tai įtakoja, kokia ta ateitis bus. 8 punktas. Tai, ką mes vadinam priežasties pasekme, bet priežasties pasekme gali būti tik įvykių seka, kurie neturi koreliacinių ryšių. O labai dažnai būna tokie pseudo tyrimai daromi, kada randama ryšius, nežinau, ten tarp Afrikos, ten kokiu nors kokoso augimo, ten daleiskim svorio ir tai, kas vyksta Europoje, pavyzdžiui, politikoje. Tai ten jokio koreliacinio ryšio nėra. Tai yra tiesiog paraleliai vykstantis kažkokie įvykiai, kurie vienas kitą neįtakoja. Ir 9. Tai, kas buvo stiprus ryšiai anksčiau, nebūtinai yra stiprus ryšiai dabar ir bus ateityje. Pasikoja šio požiūrio atsiranda dialektinis relatyvizmas. Tai truputį paaiškinsiu šitą dalyką. Prisiminkim savo vaikystę, paauglystę, kada jūs esate suaugę. Seniau ryšys, pavyzdžiui, su savo tėvais buvo labai stiprus ir tėvai labai stipriai mus įtakojo. Paskui, ko gero, mokykloje jau daugiau įtakoja draugų aplinka. O jau kada užaugam, sukuriam savo šeimas, ko gero įtaką jau turi tie žmonės, su kuriais jūs dabar gyvenat. O tėvų įtaka po truputį vis mažėja. Tai yra natūralu. Tai kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad šita koncepcija sako, kad mes negalim visada vienprasmiškai interpretuoti priežasties ir pasekmės. Taip, fizikiniam pasauliu galbūt galima rasti šitos dalykus. Ir tai ne visada. O jau nekalbant apie ten visuomeninį gyvenimą arba psichologinius kažkokius procesus, visada atsiranda kažkokie nestiprus koreliaciniai ryšiai arba jų iš viso nėra. Nors atrodo, kad įvykiai vyksta tuo pačiu metu. Tad ačiū už jūsų dėmesį, susitiksim sekantį kartą. Iki.